vyksta socialinė akcija, kurios metu bandėme atkreipti dėmesį į tai, kad dalis romų vaikų artėjant rugsėjo 1 taip ir neis į mokyklą. Kitaip tariant, jie taip ir negaus visaverčių išsilavinimo. Ir šis labirintas simbolizuoja uždarą ratą, į kurį papuola šitie vaikai. Jiem negali padėti nei jų tėvai, nei politikai. Romų vaikai iškrenta iš švietimo sistemos, dalis jų net nebaigė pradinių klasių ir turime tokių kraštutinių atvejų, kurie pašiurpino ir įkvėpė šitai akcijai. Tai yra Žagarėje romų vaikai. Visi romų vaikai keliauja į sutrikusio intelekto vaikams skirtą įstaigą, vadinasi Žagarės specialioji ugdymo įstaiga. Kitaip tariant, jeigu esi romas, vadinasi neturi intelekto, vadinasi nesi protingas ir negali siekti išsilavinimo. Romų tautybės tėvai, mes būtent nagrinėjome Žagarės atvejį ir pamatėme, kad yra dauguma tėvų, kurie leidžia savo vaikus būtent į specialią mokyklą ne todėl, kad jų vaikai turi specialiųjų poreikių, o būtent todėl, kad jie gauna paramą. Politikai neatėjo, nepalydėjo, taip kaip realiam gyvenime rašome rezoliucijas, kviečiamės, teikiame siūlymus, kol kas didelių permainų nematom, matom geranoriškumą, bet pokyčių kol kas dar nėra. Atėjo žurnalistai, tai tikimės, kad padės skleisti žinią ir prisidės prie reikiamų permainų. Reikia vaikus mokinti nuo pat pradžios dienos, nėra skirtumų, kokios jisai tautybės. Pagal tą patį programą, kaip ir turi skirtą mokykloje. O Romus kažkodėl tai pastovi pagal palengvintą programą mokina, todėl kad jie yra lyginami lygiai taip pat kaip ir neįgalieji, kaip yra proto atsiliekusi žmonės, bet iš tikrųjų taip nėra. Jeigu tu Romas, tai tave reikia stumti atgal, atvirkščiai reikia traukti, nes nuo vaikystės vaikai pradeda motyvuotis, mokintis ir nuo vaikystės jie auga ir po to jie tampa iš tikrųjų išsilavinę ir kitoks pasaulis yra galvoje. Valstybės tarnautojai palaimino tą prašymą priimti sveikus vaikus į specialiųjų poreikių mokyklą. Apie žalą daromą sveikam vaikui specialiųjų poreikių mokykloje galima kalbėti labai daug. Nes jeigu nieko nedarytas, ratas neatsidarys, tas uždaras ratas neatsidarys. Ir vaikai negali nuspręsti. Vaikai šito atakoja.